Taip, dabar pakalbėsime apie spalvų korekciją. Dabar turime paveiksliuką, tiesą pasakius, jeigu nesate be proto patyręs, aš toksai irgi nesu, tai iš akies spalvų balanso nenustatysite. Kaip tai padaryti? Tam tikslui yra šitas įrankis, pipetė, kuris vadinasi spalvų parinkimo įrankis, nustatyti spalvas iš paveikslėlio pikselio. Jisai, kaip žinote, vieno jo funkcija, tai jisai pakeičia priekinios fono spalvą į tą, kurią jūs parodys. Kita jo funkcija. Atkreipkite dėmesį į jo valdymą. Čia yra įvairių valdymų mygtukų. Paskaitysit patys, bet šiuo atveju mums reikalingas paskutinis. Naudoti informacinį langą. Kai jį paspausite, jums parodys spalvos, į kurią jūs nurodysit parametrus. Šiuo atveju šita nosis turėtų būti juoda. Juoda, kaip žinote, kiekviena spalva iš 3 kanalų, kiekvienas kanalas po 255 spalvas. Šiuo atveju yra 21 raudonos, 13 žalios ir 11 mėlynos. Jeigu būtų čia visi nuliai, būtų visiškai juoda. Vadinasi, iki visiškai juodos trūksta 8 procentų, reikia sumažinti 8% raudoną, 5% žalį ir 4% mėlyną. Čia jau orientuositės patys, ar jums to reikia ar ne. O šita visiškai juoda, nes prieš tai aš ją nudažiau, matote, visi nuliai. Dabar lygiai taip pat galim bandyti su balta, paieškokim baltos, taukšt. Va, kaip matot, šita ne balta, ir jai iki baltos trūksta apie 20%. Tokiu būdu susiorientavę galite bandyti kažką daryti. Dabar kitas dalykas, galite bandyti spalvas reguliuoti automatiškai. Pavyzdžiui, spalvos automatinis baltumo balansas. Taukšt. Nu, va, kažkas pasikeitė. Čia geriau, blogiau, čia jau spręsit. Sprendžia tas, kas šitą patį kieno nuotrauką. Dabar parodysim, pasibandysim automatinius pakeitimus ant kitos nuotraukos. Dabar turim čia dar vieną tokią nuotrauką. Pabandysim panaudoti automatinius spalvų nustatymus. Pabandom. Spalvos, automatinis, išlyginti. Ne per geriausiai. Grąžinam. Spalvos, automatinis baltumo balansas. Nu, gan neblogai. Grąžinam. Spalvos, automatinis, ištempti HSV. Tempiam. Nu, čia jau tikrai geresnė nuotrauka. Grąžinam. Spalvos, automatinis, ištempti kontrastą. Irgi geriau. Spalvos, automatinis, normalizuoti. Nu, o čia jau idealiai, sakyčiau. Ir paskutinis spalvos, automatinis spalvų pagerinimas. Šiuo atveju nelabai. Gerai, dabar žiūrim, kaip šitas paveiksliukas. Pabandom šitam spalvos, automatinis spalvų pagerinimas. Nieks nepasikeitė. Gerai. Dar vienas dalykas, kur galima automatiškai reguliuoti, yra spalvos, lygiai. Čia taip pat matot ir automatinė funkcija, automatinis. Atstatyti. Be to dar galite pasireguliuoti patys vėlgi su pipetėm. Balta pipetė. Pagal nurodytą baltą spalvą sureguliuos visą nuotrauką. Juoda pipetė pagal nurodytą juodą spalvą sureguliuos visą nuotrauką. Tai nebūtinai padeda, bet tiesiog yra tokia funkcija. Atsisakyti. Pamoka buvo apie paprastą spalvų korekciją. Tai apie paprastą tiek, daugiau nesiplėsiu. Spalvų korekciją taip pat galite įsidėti į įrankių dėžę. Tai daroma taip. Taisa, nustatymai. Čia beje galite pasikeisti ir kalbą. Čia yra daug kalbų. O įrankiai tvarkomi čia. Įrankinė. Dabar prie kai kurių matote yra akis, tai jie yra įrankių dėžėje. Tie, prie kurių akis užgesinta, jų nėra įrankių dėžėje. Tiesiog užsidegat akį ir įrankiai spalvos reguliavimo atsiranda įrankių dėžėje.